Taigi, sveiki, čia atvykę aukštosios kokybės temų video. Jo, ir ką tu turi minėti, taigi viskas čia perkama iš temų. Kiekvienas žmogus perka Šiandieną chebrytę sulaužysim standartus ir pirksime tai, kas iš tikrųjų labai reikalinga. Tokį daiktą, kur tu padėjus, tu iš tikrųjų jį panaudotum. Tik dabar susikūriau paskyrą, nieko nežinau, ką noriu pirkti. Biudžetas yra iki 120 eurų. Ar kažką už toje sumą paimsim kažką kieto? Nežinau. Man tai labai patinka tiesiog, kai verčia lietuviškai. Mielos, pom cat house. Pliušiniai batai su plokščiomis grindimis. Čia žiūrėkit, ir grindys gali eis. Mamukui paimsiu, žinokit. Tai aš čia gal kalėdom paruošiu, nežinau. Batai, bet liam iš visai stiliovį tie batukai, ne? Tokie biški kaip Yeezys, AMD, nu nežinau, tokius. Ne, bratik 8 eurai. Jo, ir bet ar tu ką tik nesai, kad tu jungsi smegenis ir tu nepirksi šlamšto? Nu tai, bet kai batai 8 eurų, tai kur tu nepaimsi? Šiek tiek išjunkim logiką. Dabar turiu kažką rimčiau paimti. Šito man taip reikėjo. Aš dar Tenerifės video neįkelęs, kur praeitais metais buvau, haikinau į Teidę. Tai yra didžiausias Ispanijos kalnas ir norint pamatyti saulėtekį, tu turėjai haikin naktį. Hebra vos net persiečiu nuo tų 4 km aukščio kalno, nes neturėjau šito aparato. Ir tikrai išnaudosiu jį, kai tokie geri orai. Ugnelė, reiškia, visi šitą perka, ne? Paimkim vidurinį. Tikrai dar į Everestą nesižadu, kokį išmetam, nes man atrodo, jinai per daug brangiai, žinau. Prašau, va, 30 eurų, 11 000 pardavimų. Atsimniu, ko man dar reikia. MacBooko stendo, nes blebo. Ir aš kaip prie laptopo būna šis taip susirietęs. Ir paskui einu mieste, va toks visas. Nu tai man negerai. Manau, čia daug pinigų nereikia išleisti. Tiesiog paimkime kokį paprastesnį variantą. 750. Atsiminiu, ko man dar reikia. Kai man reikia šito poliruoklio, aš šį Hebrą turiu paimti. 603 700 apsisukimų per minutę. Oh my god, man jo tikrai reikia. Dar turime daugiau nei 20 eurų išleisti. Ko man per šitus 20 metų reikėjo? Žaislų jau nusipirkau. Atsiminu, Hebrą, man reikia backpacko. Kai esi keliautojas ir imi tą hand luggage, ne? Tai yra rankinis bagažas ir tuo atveju, kai pasiemi tokį didelės talpos bagažą, kartais būna, kad savaitę, kai išvyksi kažkur, tau net nereikia nei 10 kg lagamino, nei 20 kg lagamino. Man visada reikėjo iš tos kuprinės 17 000 įvertimų. Aš su įkrovimo privadu madingas kelionės krepšys priemiestyje. Maksimaliai sumą pasiekėm. 2 hours later. Ir tai vos kadrai tilpo, bet dar ne viskas. Va, dabar jau viskas. Bet prieš tai chebrytė, dar per šias 2 savaitės pasidomėjau apie tą temų. Nemokamas produktų atsiuntimas ir jei nepatinka prekė, galima grąžinti per 90 dienų. Jeigu to užsakyto produkto dar kaina kristų per 30 dienų, jūs dar galite paprašyti dalinio pinigų grąžinimo. Tai nueikime video aprašymą, tenai rasi nuorodą ir su šia nuoroda gausi 100 eurų nuolaidos kuponui. Arba galite tiesiog temų laukelėje suvesti šį kodą. DNU 6849. Oi, gyvenime tiek kvapų nesu gavęs. Visi produktai labai gražiai atvyko per tas 2 savaitės. Tai jo, pirmą dovaną, kurią gauname, dizainerio batai. Nesu matęs gyvenime pigiausių tokių batų ir jie dar plus dizainerio batai. Pasiėmiau panašius batus Adido, kuriuos turiu. Nu, aišku, su Adidu nepalyginsi niekaip. Principas, kad abu juodi yra abu panašios formos. Tai šitie kainuoja beveik 100 eurų. Jau suklys 7-8 eurai kažkur. Jau pavėlau šitą madą 2022. Keista, čia nieko nėra. O, blemba, mano dydis. Ėmiau kem 6 dydį, bet kažkaip kinai mėgsta pamažinti tas išmėras. Jeigu to išmėra kem 5, tai kem 6, žinok, bus geriau. Jie atvirai, Hebra, tai jaučiasi, kad ant kažkokių šlepečių. Nu, tipo, ko norėt. Nu, pabėgiot. Nu jo, biški, nelabai. Minkšti batai, bet pagal tokią kokybę, tai ko ar norėt. Jau kaimė tokią paimtum gerai, dizainas tikrai nėra blogas toks. Už tokią kainą, Hebra, aš net nebūčiau pagalvojęs, kad naujus batus už tokią kainą gali paimti. Na, paskui turime backpacką, kur sakiau keliausiu, man už to aš jų turbūt naudosiu. O, kokį skirų. Aha, segiojasi normaliai. Nu, šiaip gan erdvė atrodo, kaip toj fotkiai susidėti ir batuką. O, ir USB turim. Visi komponentai yra. Čia kompiuteriui. Kompiuteris 14 inčių. Net biški ir didesnis tilptų. Kuprinė normalu, ne, atsisekti iš čia, bet biški keista, kad Hebra sugalvoja ir iš čia atsisekti. Dar vieną kompiuterį turim. Lemties akimirka, kiaušai tilps ar ne? Visą gyvenimą sutilpinau. Jinai labai plati ir labai talpi. Bet pažiūrėti reikia ir patogiai. Lemba patogiai, einu savo. Jaučiusi kaip brandinė. Dar nesijauti saugus, noriu užsismaukti. Šitą kuprinę, manau, max, kiek galima įspausti iš tų oro linijų. Kiekviena oro linija turi savo skaičiukus. Prieš perkam tokią kuprinę reikėtų pasidomėti. Pagal tuos Europos standartus, kiek žinau, tai man atrodo šita labai gerai tiktų. Savaitės kelioniai, dizainas.
Blemba tikrai patogiai, nu, aš kaip į egzaminą su dviem kompais. Kita mes turime dėžė. O, hebra, čia to, kur aš laukiu. Čia per savo kalėdas nepasidovanojau, per savo gimtadienį nepasidovanojau, tai bent jau per temų pasidovanojau. Gauname tuos padėlius, instrukcija yra ir wow, koks jūsų arų. Nu, šito gal nereikėjo įdėti. Sukelkime emociją. Čia dar kažkoks laikiklis. Turime tuos 3 kilimėlius, su kuriais poliruosime. Ir svorio turi čia, bus gerai. Nu, čia tikrai turėtų paėdžiu hebrytę. Ir neapsilamdės nieko. Tai ką, nieko nelaukiant iš ofisinio į mechaniko gyvenimą persikeliam. Pravalom biškį, buvo pragazuota. Paimu poliruoklį, taip prisisuka. Tada šitas čikšt. Paskirstime poliravimo pastą. Pradžioje ištrinam gražiai ir tada pradam poliruoti. Taip pat poliruoklis turi mygtuką. Paspaudus ant jo galima atleisti ranką ir jisai toliau poliruoja. Taip pat ratukas keičia greitį. Ilgam poliravimo darbui matau kaip privalumą. Ir taip pat toje tokia pataisėm. Būtent keleivinės durys turėjo skrečų. Na ir minutė 2 papoliravus. Pažiūrėkit, kaip blizga. Kaip nauja mašina. Nu, paėjo. Tai kreipkitės, hebra. Pas Jorį paslaugos pačios pigiausios. Nu ir gerai. Dar jei surinksime 1000 laikų, padarysiu antrą epizodą. Ir pakomentuoju, kokios prekės neapžiūrėjau. Nu ką čia dabar turim? Beje, dar turiu vieną staigmeną jum, kur vėliau parodysiu, ką aš dar nusipirkau. Vieną dalykėlį, tai jis panašus į taip ir turėtų būti supakuotas. Laptopo standas. Pažiūrėsime šį pana MacBook'o veikia, tai kaip čia įpakuota. Ojajai, čia pokelis po pokelio. Supratau, taip įsiskečia. Oficiniai žmonės. Tai pasidedu kojelės. Paprastų principų var pasidedu sau. Ir man patinka, kad metalas yra flexible. Ten sujudintų, sukrutintų, jisai flexible, va. Gera kokybė tikrai. Galite irgi į lėktuvą įsidėti tokį. Vapšie portabiliai susilanksto. Labai man patinka. Gerai, atsinešiau hebra MacBook'ą. Tip top. Va, nu gerai, atidarom. Hebra, geriausia investicija ever. Ir net patogu rašyti, važiuoti kokį filmą, tai žinokit, pasaka. Tai yra taisyklinga sėdėsena, kai tu žiūri ekraną akių lygyje. Labai patogus standas ir reguliuojasi. Va, neužtenka, dar gali paaukštinti. Ką toliau turime? High Power Headlamp. Ai, šitas, kur sakiau haikinimui, jo geras dalykėlis. Atrodo, kad dėžutė susifeilino atkeliaut. Bet ne to mes čia susirinkom, ne? Jeigu veiks, koks skirtumas? Aplamdyta, neplamdyta dėžutė. Taip, tai mes turime galvai. Dar gaunam pakrovėją. Ir tą patį lemputę gauname. Gerai, čia užsimauna. Ne, aš didžią galvis man reikia. Nu ką? Ai, va, kaip įsijungia. Aik, tu dar reguliuojasi. Aik, tu seneliumbai, tu nejuokauk. Nuo šiol oficinis apšvietimas bus toks. Taip paėmus visą, tai visas stalas taip sišvičia. Kaip normaliai veikia, hebra, žiūrėkit. Ne, dabar haikinu. Aptikom gyvatę, žaltį patraukiam. Man patinka, kad spindulys per vidurį yra. Ir dar taip šonus apšviečia. Svarbiausia, kad kelias matytųsi. Žiūrėkit, hebra, aš dabar jaučiuosi kaip mašina. Tolimos, artimos. Ar susuka seka, ar kažką valgot, nesvarbu, ką jūs ten vartojat, priekinį iš to lempa žiauriai nice. Aš net dabar per tokį gerą apšvietimą matau, kad mano ranko žiba, tiesiog žiba. Na ką mes, ponai ir ponai, turime toliau kažką pigaus. Ja, mes turime flip-flopus. Na, šitą reakciją parvešim namo, mamukui. Tad grįžtu namo čia su temu. Nu va, tapkytės. Šiltą vasaros dieną, ar tiks ar ne? Gerai, ne? O, viskas, jau čia į pabaigą, hebra, mes turime laikrodį. Tai produktas, kurio aš jums nerodžiau. Ir jau žiūrėkit, kaip gražiai pakuotas, jis, aš galvoju. Nu, neturiu laikrodžių, neturiu išmanus laikrodžių, ko reikia nusipirkti, Apple Watch niekaip neįsigijau. Apple Watch man per brangu, tai įsigijau kažkokį, atrodo, dar mandresnį laikrodį, kuris nedaug kainavo. Gerai, pažiūrėkime, kas yra viduje. Okay. Nu, čia toks biški Apple feelas, ne, toks įsipakuoja. Aik, tu savo. Mes turime instruktažą. Aik, tu savo, iPhone'ui veiks, nu, tai čia Apple killeris, ką? Ant galo eisime elegantiškai. Turime tokią sunkę apyrankę. Rimto pacano jau tas, ne. O šičia mes turime sportininkui gal labiau, tai ką? Na, dabar mums reikia QR kodą, reiškia, sukonektinti su telefonu. Kiek norim stepsų padaryti, prašo. Search now, dabar bando prisikonektinti. O, ir rado. Pair. O, užvibravo. Agree to
Kodėl užmigai? What the fuck? Kokią reakciją čia reikia turėti greitą? Ir pagaliau sujungiam su iPhone'u. Labai patinka dizainas ir turi greitą į meniu, kuriame galime paspausti, kaip dirbu. Ir negavome jokių pranešimų, tik laikrodį, tik telefone. Taip pat baterijos įsaugomas, bet ekranas irgi labai ryškus. Tiek dieną gerai matai, vakarą išvis per gerai matai. Ir aišku, turime žibintuvėlį. Maždaug vaizdas nepilnai šioje vietoje. Neatrodo, kad galėtų išnaudoti kaip tikrai žibintą, bet darbą atlieka. Taip pat įjungus paprastai meniu. Labai lengva slankioti. Labiausia patiko, kad turi kalkuliatorių. Taip pat kvėpavimo pratimai. Čia aš išsibandau tą pratimą, bet tikrai po šios praktikos suaktyvėja plaučiai. Ir taip pat yra žingsniamatis. Skaičiuoja kardio pagal atliekamą sportą. Pavyzdžiui, kaip vaikščiojimas ar bėgiojimas. Vienintelis dalykas, kuris nelabai patiko, laikrodis neturėjo daug veidukų. Yra tik šie ir taip pat negalime atskaityti Apple Pay. Visa kita tobula. Ir paskutinis kebra. Airfryeris. Kai žino šitą produktą? Šiaip geras dalykas, kai norisi kažko greitai pasidaryti. Tai yra mikrobangų krosnelės alternatyva. Netgi ir sveikesnis būdas tai valgyti. Va pasižiūrėsime, ką turime viduje. Va, hebra, jo kaina, tikrai pasaka. Gerai, čia turime kažką. Aksesuarai, hebrytė. Viskas, liktai daugiau nieko neturim, jo. Fainiai išpakuojakim. Čia paauksuotas, bronzinės spalva, ką tu. Ir visas užtelefonuotas, kad tik tai apsauga maksimaliai. Ir talpos normaliai, ir įsikiša normaliai. Vat ką galima kepti: bulvytės, keksiukai, steikais, daržovės, krevetės, vištiena. Viskas, ką valgau, karočiui. Man šito reikėjo produkto, kai aš gimiau. Čia reguliuosi temperatūrą ir labai gera kokybė. Gera stikmė namie. Taigi būtinai įdėkime tą krepšiuką, kad neišbėgtų vanduo iš maisto. Sudedame vištieną. Taip pat ant dubens negali viršyti max rodiklio. Ir kaip pagal tą programą užkaitiname ant 200, uždedame 15 minučių, bet pasirodo reikėjo 20 minučių. Ir štai taip sveikai apkepa. Ir viskas, kebra. Dar norėjau šiek tiek apie laikrodį. Tai, kad turi tokias funkcijas kaip miego režimas. Tai jo ir buvo, kad iš tikrųjų tas 3 valandas ir miegojam. Paskui širdies ritmas. Ir svarbiausia žingsniamatis. Skaičiuoja žingsniamatį. Tai kaip ir sakiau, parašyk dar kokią prekę, pamiršau apžvelgti. Nors mes Bušioris ir stiksime labai greitai. Iki.